Labas rytas, suraitytas. Atsibūdome anksti ir išskubėjome į Cėsis miestelį. Rytas fainas, tik tai šiek tiek paniukęs ir velniškai šalta. Reikėjo smarkiau apsirengti, bet ir tai nepadėjo drabužiai. Vėjas buvo žiauriai šaltas. Cėsis miestas šiaurės rytų Latvijoje, garsėjantis viduramžių pilimi. Pirmą kartą pastatyta 13 amžiuje ir nuo to laiko daug kartų perstatyta. Cėsių pilyje yra sienų tapyba, požemiai ir bokštai su vaizdais. Pilies parke yra sena alaus darykla, kapinės ir Kristaus atsimainimo stačiatikių cerkvė. Taip pat pilies teritorijoje esančiose 18 amžiaus pilies dvaro rūmuose įsikūręs Cėsių istorijos ir meno muziejus. Miestas įsikūręs Latvijos šiaurinėje dalyje, Vidžemėje, vaizdingose apylinkėse, Gaujos nacionalinio parko teritorijoje. Miestas skaičiuoja ilgesnę kaip 800 metų istoriją ir yra vienas geriausiai išsilaikiusių viduramžių miestų Baltijos šalyse. Kaip visuomet pavėluoju nufilmuoti mūsų maistą kasdieninį. Suvalgėm po omletą, pusryčiam tokioj mieloj kavinėj Cėsyje. Mažytė, jauki. Tiesiog reikėjo rytas toksai vėsus ir nemalonus. Aišku, čia Dievui nelyja. Tai išgėrėm po puodelį kavos ir suvalgėm po omletą. Papusryčiavę dar šiek tiek pavaikščiojom po gražius miesto parkus ir toliau susiruošėme važiuoti į Estiją, Tartu miestą. Tartu senas universitetinis miestas Estijoje, antras pagal dydį šalies miestas prie Emajėgio upės, jungiančios du didžiausius Estijos ežerus. Griuvėsiuose esanti Tartu katedra, esanti ant kalvos Tomemagi parke, turi du restauruotus bokštus su apžvalgos aikštelėmis. Ant šios kalvos prieš tai buvo viena didžiausių pagonių estų tvirtovių, o strateginė vietovės padėtis leidžia manyti, kad ji čia stovėjo nuo seniausių laikų. Ja 1224 metais sugriovė į Livoniją įsiveržę krikščionis. Angelų tiltas Tartu senamiestyje netoli kitų gražių ir įdomių vietų, restoranų, kavinių ir kita. Vienas iš ikoniškiausių Tartu orientyrų. Pirogovo parkas, pavadintas garsaus rusų chirurgo Nikolajaus Pirogovo vardu, yra centrinis viešasis parkas Tartu mieste. Tartu žinomas dėl prestižinio 17 amžiaus Tartu universiteto. Senamiesčio centre universiteto neoklasistinis pagrindinis pastatas ir kavinių pilna rotušės aikštė, kurioje yra fontanas bučiuojantys studentai. Moderniame mokslo centre AHHAA yra interaktyvios parodos ir 4D kino teatras. Štai šiame pasvirusiame pastate įsikūręs Tartu meno muziejus. Gana mažas muziejus, bet labai gerai sutvarkytos ekspozicijos 3 aukštuose. Senamiestyje su siauromis pėsčiųjų gatvelėmis yra daug įdomių vietų. Pasviręs namas, bučinių studentų fontanas, bei šiaip daug įdomių skverelių ir kiemelių. Tartu miestas, kuris nustebino jaunatvišką energiją, mokslo dvasia ir nepakartojamų senamiesčio žavesiu. Tai vieta, kur istorija susitinka su inovacijomis, kiekvienas žingsnis kviečia atrasti kažką naujo. Jei ieškai įkvėpimo, kultūros ir gyvo miesto ritmo, Tartu būtina pamatyti.
Išaušus kitos dienos rytui pradėjome savo kelionę link Pernų miesto. Pakeliui aplankėme Wörthsjarv ežerą, kuris yra vienas didžiausių ne tik Estijoje, bet visame Pabaltyje. Wörthsjarv natūralus Estijos stebuklas, kurį būtina pamatyti. Nors ežeras yra vidutiniškai tik 2,8 metro gylio, jis sukuria nepakartojamas platybės, primenanti vandens peizažą, kurio horizonte pradingsta dangus. Į trokštį dramatiškų saulėlydžių, plačių erdvės ir gyvos gamtos atradimų, Wörthsjarv verta tavo pažinties su Estijos gamta viršūnė. Viljandi Ordulinnuse griuvėsiai. Tai vieta, kur viduramžių istorija alsuoja kiekviename akmens lūžyje. Ant aukštos kalvos, virš senųjų gynybos griovių, kadaise stovėjo vienas galingiausių Livonijos ordino pilių kompleksų. Šiandien likusios sienų liekanos pasitinka tyliai, bet išdidžiai, tarsi saugotų dar neišsakytas paslaptis. Čia tarp senuosius vartus menančių arkų ir samanotų mūrų lengva įsivaizduoti šimtmečius trukusias kovas, riterių žygius ir pilies didybę. Iš apylinkių aukštumų atsiveria jaukus Viljandi ežeras, o romantiškas virvės tiltas kviečia žengti į praeitį tiesioginę to žodžio prasme. Viljandi Ordulinus tai ne tik griuvėsiai, tai atmosfera, nuotykis, gyva istorija, kuri įtraukia, įkvepia ir primena, kodėl verta atrasti Estiją iš naujo. Pernų – kurortinis miestas pietvakarių Estijoje, iš kurio atsiveria vaizdas į Pernų įlanką. Miestą dalyja Pernų upė, kurios abiejose krantuose yra takų, kurie įlankoje baigėsi akmeniniais molais. Miestas garsėja XIX amžiaus medinėmis vilomis ir smėlėtų Pernų paplūdimiu. Visai neplanuotai pakliuvome į Estijos nepriklausomybės dienos šventimo šventę, kurioje dalyvavo NATO karinės pajėgos, Turkijos oro karinių pajėgų naikintuvai parodė puikų pasirodymą virš Pernų pliažų. Pasigėrėkite ir jūs. Pernų tai miestas, kuriame tiesiog gera būti. Vos atvykus pajungti tą lengvą pajūrio nuotaiką, platesnį kvėpavimą, šiltesnį vėją ir jausmą, kad atostogos jau prasidėjo.
Pagrindinis traukos taškas, aišku, yra platus smėlio paplūdimys. Čia visi randa savo vietą, kas ateina pasimaudyti, kas žaisti su vaikais, o kas tiesiog atsigulti ir nieko neveikti, paprastai be skubėjimo. Senamiestis ir jo jaukios gatvelės leidžia ramiai pasivaikščioti, užsukti į kavinę ar išgerti kavos lauko terasoje. Architektūra ne per daug įkyri, bet turinti savo charakterį. Miestas nedidelis, todėl viską pasieksi pėsčiomis ir tai suteikia tokio malonaus paprasto artumo. Pernu garsėja ir savo spa centrais bei senomis kurortinėmis tradicijomis. Jei nori ramybės, ji čia tiesiog duodama. Šiltos procedūros, pirtis, ilgesni pasivaikščiojimai palei jūrą. Gamta taip pat šalia. Upė, parkai, takai, vakariniams pasivaikščiojimams. O saulėlydžiai, na jie čia tikrai gražus. Nebūtina būti romantikų, kad tai suprastum. Pernu yra miestas, kuriame gali atsijungti, tiesiog pabūti, pasimėgauti paprastomis akimirkomis, gerų orų ir jaukia atmosfera. Jei ieškai vietos, kur nereikia daug planuoti, o tiesiog norisi gerai praleisti laiką, Pernu yra tam puikiai tinkamas. Jei šaliuojam, oras toks nekoks, bet sugausim po kelių geresnį, ne? Saaremaa – tai vieta, kur atvykęs iškart pajunti, kad pasaulis truputį sulėtėja. Čia nėra skubos, nėra triukšmo, tik jūra, vėjas ir toks ramybės jausmas, kurį sunku rasti kitur. Vos užkliudai salos kelią, pasitinka plati gamta, atviri laukai, miškai, švelniai vingiuojantis keliai. Važiuoji ir atrodo, kad keliauji ne tik per vietą, bet ir per nuotaiką. Saaremaa turi tą ypatingą raminantį ritmą. Orai čia taip pat turi savo charakterį. Vieną akimirką saulė, kitas stipresnis vėjas nuo jūros. Bet būtent tas nepastovumas sukuria salos žavesį. Tarsi kiekviena diena turėtų savo istoriją. Salos gyvenvietės mažos, jaukios, pilnos vietinės dvasios. Žmonės čia šypsosi paprastai, šiltai. Niekas neskuba, niekas nestumia. Tiesiog gyvena savo ramų gyvenimą, kuris tave natūraliai įtraukia. Ir dar tas jausmas, kai vakare eini pakrantę. Tyla, tik jūros ūžesys ir vėjo gūsis. Atrodo, kad visa sala tam ir skirta. Sustoti, įkvėpti, atsipalaiduoti. Saaremaa yra ideali vieta pabėgti nuo rutinos, kai reikės erdvės mintims, kai norisi gamtos, kai tiesiog norisi pajausti, kad pasaulis gali būti paprastas. Meteorito krateris Saaremaa saloje – tai vieta, kur aiškiai matai, kokią jėgą gali turėti gamta.
Didelis apvalus žemės įdubimas primena, kad čia kadaise nukrito tikras meteoritas. Priėjęs prie krašto tiesiog stebi formą, dydį ir supranti, kad tai ne žmogaus darbas. Vieta paprasta, bet įdomi. Nereikia daug fantazijos. Pats krateris kalba už save. Tai greitas, bet vertas sustojimas kelionėje po Saremą, ypač jei mėgsti aiškius ir realius gamtos reiškinius. Šiaurės vakarų pakrantė Sarema saloje tikrai įspūdinga. Čia matosi aukšti skardžiai, vėjas nuolat pučia nuo jūros, o vanduo po uolomis kartais atrodo visiškai laukinis. Žiūrint iš viršaus, aiškiai matai, kaip jūra formuoja krantus ir kokią jėgą ji turi. Takai palei pakrantę leidžia priartėti prie skardžių ir pamatyti viską iš arti. Viskas labai tiesiogiai, jokių puošmenų, tik uolos, vėjas ir jūra. Puiki vieta pasivaikščioti, pabūti gryname ore ir pamatyti tikrą pakrantės kraštovaizdį. Čia jautiesi, kad gamta dirba pati savo. Tai paprasta, bet įdomu, ideali vieta sustoti ir pažiūrėti, kaip atrodo tikra natūrali pakrantė. Siaurvė švyturys Sarema saloje vienas įspūdingiausių orientyrų pakrantėje. Aukštas, aiškiai matomas iš toli. Jis padeda sekti krantą ir tiesiog rodo kelią. Vietoje nereikia jokios fantazijos, tiesiog stovi, žiūri į jūrą ir supranti, kodėl švyturys čia toks svarbus. Jau, važiuoju per salą ir matau Hoflander jaučius čilinančius lauke. Ramus, bet su savo flow, žolė po kojom žalia, vėjas pučia, tikra gamtos street scena, be filtrų, tai Hoflander vibe. Naktį praleidome Asa Spa viešbutyje, per kurio langus matėsi Kurėsarė pilies fragmentai. Kurėsarė pilis ne tokia, kaip įsivaizduoji klasikinę pilį. Jis stovi ramiai mieste, bet viduje slepia šimtmečius istorijos. Žiūrėdamas į storas sienas pamatai, kad jos matė ne tik riterių kovas, bet ir paprastų žmonių gyvenimus, gimimus, šventes, netgi juokus. Einant per kiemą jautiesi, lyg laikas čia truputį sustojo. Medinės durys, akmeninės grindys, net menkas girgždesys atrodo turinti savo istoriją. Pilis seniai nebetarnauja gynybai, bet vis tiek turi tą autoritetą, kurio nepastebėti neįmanoma. Ir smagiausia, kad čia ne tik muziejus, gali vaikščioti, dairytis pro langus, klausytis tylos ar miesto šurmulio tolumoje. Kurėsarė pilis leidžia jausti praeitį savaip, be šablonų, be scenarijaus, tiesiog čia ir dabar. Tai vieta, kur įdomi, netikėta ir tikrai palieka įspūdį. Jei nori vietos, kur istorija nebūtų nuobodi, Kurėsarė pilis tikrai tiks. Tai grįžtam namo. Paviešėjome Saremių saloje, grįžtam namo. Taip baigėsi mūsų 5 dienų kelionė po Latviją ir Estiją. Per tiek laiko spėjome pamatyti tiek istorijos, tiek gamtos stebuklų, susipažinti su miestų ritmu. Kiekviena vieta turėjo savo charakterį, savo istoriją ir savo nuotaiką.
Tikiuosi, kad ši kelionė įkvėpė ir jūs atrasti Baltijos šalis, nes jos tikrai turi ką parodyti.